Tai ką, kaip ir visose rungtynėse išėjom 3 taškų, gaila, kad šiandien nesigavo. Žaidėm tikrai neblogas rungtynės, manau, kontroliavom žaidimą, turėjom daugiau progų įmušti, daugiau įvarčių. Gaila, kad nieko neįkrito išskyrus Teleono labai gražų įvartį. Gaila to 11 metrų baudinio, kuris, sakykime, pakeitė rungtynės ir šiandien liekam tik su tašku. Jau 3 rungtynės šiemet su Transinvest komanda, visos jos kažkiek ir panašios, bet tuo pačiu ir skirtingos. Tai ar dabar ta Transinvest komanda yra kažkuo kitokia nei ankstesniuose mačuose? Čia Kaune ir pralaimėjimas buvo patirtas jai, vėliau galinėje iškovota pergalė, šį kartą lygiosios. Tai manau, šiais metais tai čia vienai iš tokių geresnių top lygos komandų, su kuriais tikrai nėra lengva žaisti. Tvirta, taktiškai gerai juda visi, fiziškai stiprus, tai tokia, pasakyčiau, mums nelabai maloni komanda, bet sakau, buvo tikrai įdomios rungtynės, įtemptos. Ir šiandien, kaip ir sakiau, visi turim džiaugtis tiek taškų. Pats beveik po mėnesio pertraukos žengėjai į aikštę, prieš tai turėjai ir traumelių, kokia situacija yra dabar ir kaip jautiesi? Tai iki šiol dar skauda man tą kirkšnį, sakykim taip, žaidžiu ant tokių stipresnių vaistų, bet kol kas, pasakyčiau taip, kad gerėja, bet yra dar kol kas skaudu. Be vaistų nelabai galėčiau išbėgti, bet tikiuosi, kad greitų momentų viskas praeis ir bus geriau ir geriau. O tai fiziškai jaučiausi tikrai neblogai. Aišku, reikia biškį dar padirbėti, kad dar geresnė būtų forma, bet manau, einu gerą linkmę. Ketvirtadienį išvyka į Stambulą, rungtynės su Stambulo Bešiktaš, Europos lygos lemiamam atrankos etape. Ar jau buvo kažkokia pažintis su varžovu, ar tik dabar po Transinvest rungtynių pažindinsite su tuo, kas laukia? Tai mes labiau visada koncentruojamės į būsimą priešininką, tai dabar po tų paskutinių varžybų tai analizavom tik Transinvest komandą, tai manau rytoj uždarysim šitas rungtynės ir pradėsim jau analizuoti Bešiktašo komandą, bet ten tiek tokia komanda, kur dauguma žino, kažkas jau internete pasižiūrėjo, dabar tie pasirašymai, taigi nauji gerų futbolininkų irgi visur, tai žinom, kad labai sunkios varžybos bus, bet kodėl nesvajoti.